Steigėsi Seniūnaičio asociacija, esame čia susirinkę, mus galės stebėti ir virtualiai prisijungę. Ir pradėsiu galbūt nuo tokio šiokio tokio simbolizmo, tai šie metai yra žaliosios medinės gyvatės metai. Tai kas yra gyvatė? Tai jinai dovanoja išmintį, lankstumo, gebėjimą prisitaikyti sudėtingose situacijose. Jai patinka sumanūs, užsispyrę ir ryžtingi asmenys. Tai aš tikiu, kad mes susirinkę seniūnaičiai esame panašių bruožų ir siekime to teigiamo pokyčio. Bei tuo pačiu galiu papildyti, kad Lietuvoje žalčiai irgi turi šiokį tokį simbolizmą. Jie vaizduojami kaip geradariai, saugantis bendruomenę nuo pavojų bei teikiantis gėrį. Tai su ta mintimi norėčiau pakviesti Edmundą Jakubauską pristatyti visą priešistorę, idėjas dėl mažosios vietos savivaldos. Ir po to galėsim pereiti prie klausimų atsakymų, kad padidinti motyvaciją prisijungti prie Seniūnaičio asociacijos. Tai Edmundai. Šie bendražygiai, Vilniaus miesto seniūnaičiai. Aš esu čia tam, kad sujudinčiau, sumotyvuočiau, pakeičiau mąstymą, kad mes nieko negalime. Daugumos vis dėlto yra Seniūnaičio ir toks mąstymas nereikia. Žinau taip pat ir tą realybę. Kai tu skambini, tau neatsako, arba švelniai tariant pasiunčia. Tu rašai, o tau neatrašo, tyla eteryje. Tu turi idėjų, o jų nieko nereikia. Darai renginį, o žmonės nesirenka arba mažai renkasi. Kartais rankos krenta, keliai linksta. Bet tu vis tiek esi išrinktas gyventojų. Dauguma pasyvūs gyventojai netiki, nenori, negali, nežino, kas tu esi ir ką tu gali. Bet jeigu esi seniūnaitis, tai vis tiek yra tave palaikančių. Šeimos nariai, kaimynai. Net pats, kad yra pas mus tokių seniūnaičių, kurie turi vieną balsą išrinktą. Tai irgi daug. Bet tu negali pasiduoti. Seniūnijos sueigos, išplėstinės ar Seniūnaičio sueigos. Dalis jų veikia formaliai, pasyviai, bet dalis veikia aktyviai. Tiesiog dega veiksmas, renginiai, pilna. Galimai šito Seniūnaičiai ne visi žino, todėl aš čia. Dabar žinosit ir matysit daugiau ir turėsim visi stiprų petį. Čia mūsų bendruomenė, čia Seniūnaičių bendruomenė. Sako ir rašo, kad mes kaip patarėjai. Taip mes patiriam. Patiriam savo patiriam, gyventojam patiriam, seniūnui patiriam, tarybai patiriam, merui patarsim, Seimo nariam patarsim, prezidentui patarsim. Gal per aukštai užgrėbiau, bet nesutinku su tuo. Kodėl jūs, pavyzdžiui, inicijuoja regionų ministeriją? Galėtų ir dirbtinio intelekto, kaip čia kažkas tai sako, inicijuoti. Todėl, kad regionuose yra daug problemų, be galo. Mes esam pagrindinė rišamoji medžiaga tarp gyventojų ir visų kitų. Sakyčiau, žemės druska esame. Esama vyriausybė turi didelių planų mažosios savivaldos reikaluose. Todėl turime veikti čia ir dabar. Kalbu su mumis. Noriu pristatyti, kad aš esu ne vienas. Eleonora, Ieva, Vidas, Vaiva, Sigitas, Agnė, Markas, Teresė. Nežinau, ar tai yra iš Naujos Vilnios. Ilona iš Lazdynų, nematau. Petras iš Pilaitės.
yra dar daugiau žmonių, kuriuos mes pažįstame, kuriuos, kaip sakant, galime patraukti. Tai turiu dirbti ir nebijoti. Ir patys turiu dirbti. Ir nieko nepaisant. Tai tiek. Dėl asociacijos jūs jau turbūt gavote prašymus. Asociacija yra įsteigta pirmadienį, pusę 2, aš neklystu. Ją sudaro 11 valdybos narių, 8 yra išrinkti, 3 mes išrinkom specialiai, nes lauksim, žiūrėsim, kas darbuose apsireikš. Tai tokios vietos rezervuotos yra. Palūnų tikrai daug, problemų yra labai daug. Ir Jonas sakė, pristatyti, ką mes darėme. Nu, sakyčiau taip, čia buvo toks bendras kolektyvinis darbas. Turbūt visi prisimena, kaip čia, man atrodo, jau metai praėjo, čia meras iš tribūnos pasakojo, kalbėjo ir mes nuotrauką visi darėm, bet nežinau, tikrai visi gavo. Galėčiau daug čia skaityti, ką Jonas ir surašęs yra, bet tiesiog yra daug visokių renginių, daug visokių žmonių dalyvavę, bet nežinau, kur čia dar per daug girdyti reikėtų. Nors, kaip sakant, mūsų nuomonė yra išgirdima. Ir patikėkit, dabar žinom tai, kad transliacija vyksta ir seniūnaičiai mūsų mato ir girdi, patikėkit, ne vien seniūnaičiai. Ir Barejas mūsų mato, ir Seimas mūsų mato. Mes stengiamės dirbti su visais. Galiu pasakyti apie save, kad turiu patirties, turiu karčios patirties. Aurelijus Gailčia brigada susijėmė. Esu klaidų pridaręs. Nemažai. Prisijėmau tą dalyką ir kiti turbūt pasakys. Bet žinot, kas neklysta, tai tas, kas nedaro. Ir aš žinau, kaip darysiu, mes visi darysim. Ir ačiū, kad esi čia ir tikiuosi, į kaktą sakysi tas klaidas. Ir nei vienas netylėsit dėl to, kad čia mūsų bendras reikalas. Nes buvo įsteigtos dvi asociacijos, abi, kaip sakant, žmonių biuro. Manau, kad jeigu dabar mes nesutarsim ir nesurasim bendro darbo, tai nežinau, kada kažkas tai čia dar galės būti. Tai dėl to kviečiu visus, tos, kuriuos pažįstu, žinau, ir tos, kurie nemėgsta ir nemyli manęs, dirbti kartu. Tai va, tai jo, perduodu. Tai jeigu nerandame formų, kaip galėtume atstovauti ne tik vienos sueigos lygmenį, bet ir viso Vilniaus ar kelių sueigų lygmenyje, tai mums reikia tam tikros organizacijos. Asociacija, manyčiau, yra puikia galimybė vienytis, atnešti problemas, diskutuoti, kalbėti. Ir pradedam nuo labai paprastų standartinių registrų centro nuostatų ir tada žiūrėsim, ką reikia gerinti, apie ką reikia plačiau kalbėti, ką reikia labiau išdiskutuoti. Pasiūlymų jau buvo pateikta tikrai nemažai. Stengiamės į pasiūlymų rengimą ir į diskusijas įtraukti daugelį. Tai šiuo etapu ir norėčiau išgirsti galbūt klausimus, kad galėtų tiek Edmundas, tiek ir komanda atsakyti. Ir tokiu būdu išsiaiškinti bei padidinti motivaciją prisijungti prie asociacijos ir kartu spręsti problemas. Tai nežinau, kas turi klausimų, tai kelkit ranką, bandysim moderuoti. Į gerbiamo seniūnaičio Alfonso atsakymas. Asociacija įkurta, aš nemanau, kad pinigus daryti, pirmas dalykas.
vienas iš pagrindų, sakykime, tai yra proga būtent, kadangi tikėtina bus rengiamas įstatymas, nes vyriausybės programoje yra parašyta, kad seniūnaičiams bus atlyginimas mokamas. Jeigu bus rengiamas įstatymas, kažkas turi atsisėsti prie derybų stalo, bent jau bandyti. Kas tai atsisės? Seniūnaičių sueiga, Vidas, Petras ar organizacija, kuri pateiks tam tikras pozicijas. Šiuo metu įstatyme yra žodžiai. Sueigos protokolas yra rekomenduotinas. Klounada. Vienas iš mūsų pasiūlymų šiai dienai Seimui buvo išbraukti žodžius rekomenduotina. Taip pat tokius žodžius kaip gali būti. Nuo to prasideda visa veikla. Tai būtų pradžiai tiek. Aš atėjau ten, kur žmonės nori kurti, nori daryti, nori dirbti. Archeologiją galima užsiimti vėliau, jūs ten santykius išsiaiškinsite paskui, o gal dabar imam ir tiesiog pakalbam, o ką mes darysim, kas bus toliau ir, skirstomės darbais ir skirstomės daryti tų darbų. Dabar šiaip situacija yra tokia. Asociacija įkurta, yra 8 valdybos nariai, aš esu valdybos pirmininkas. Šičia procedūra yra labai paprasta. Tie, kas susipažįsta su įstatais ir girdi tas, ką mes kalbame, toliau mes veikiame. Bet nieko negalima jokio turto prarasti. Tai, ką jūs turite ir tai, ką aš turiu, nes Vitalijus dar paminėjau, kad 2 asociacijos buvo, ne vien tik Vilniaus seniūnaičio asociacija. Tai tas turtas nieko nedingia, bet jis Vitalijus nėra tik tais popierių pagalba. Buvo ir jūsų daug veiklos, buvo ir mūsų daug veiklos. Einame į veiklą, darome šiandien ir dabar sutarėme, ką mes darysime. Ir iš tikrųjų pritariu, ne tai, kad skirstykimės darbais, bet išsikalbėkime, kur kokios problemos ir einame taip, kaip spręs šitas problemas. O tą, sakysime, kokie ten niuansai geriau ar blogiau įstatuose, tai kaip ir Leonoras sakė, dabar mes priėmėme įstatus darbinius, paprastus, kurie nieko nekainuoja. Kai darysime, turėsime daugiau narių ir darysime visuotinį susirinkimą, va tada padarysim normalius įstatus ir kaip sakant, teisim pas notarą, mokėsim apie 250–500 eurų už tos įstatus, bet tada jau turėsim pinigų. Dabar nėra to dalyko. Dėl to reikia priimti realybę, asociacija yra ir mes visi siūlome, kaip sakant, draugė dirbti ir išsiaiškinam, kas ką gali ir kas prie ko prisideda, nes dabar, žinokit, toj mūsų iniciatyviniai grupiai kiekvienas žmogus turi kažkokią tai veiklą, kažkokį tai darbą. Patikėkit, yra. Ir mes labai draugiškai tą dalyką darome. Vienas netempia, kitas daro. Aš buvau susirgęs iškritę savaitę, tai žinokit, kaip sakant, atmerkiu akis, žiūriu, veiksmas vyksta. Nesu vienas, niekas čia vienas nepadeda. Jeigu kažką darysim, tai tik kartu darysim. Ir vienas kitam turi padėti. Kito nėra. Ir kaip kažkas tai iš mūsiškių sakė, ar Vidas, ar dar kažkas, tai jeigu mes dabar šiandien to nepadarysime, nebepadarysim, žinot. Jau ir jėgų nebus, ir motivacijos nebus, tai Ir visi mane tokių pažįsta kaip vieną iš tokių aktyvesnių seniūnaičių. Tai tikrai mes labai kviečiame ne priešintis, o burtis bendrai veiklai. Supraskite, kaip dabar yra. Mūsų seniūnaičių virš 100 mes vienas kito nepažįstame. Taigi mes ir kviečiame, asociacija tam ir yra, kad mes galų gale susipažintume visi seniūnaičiai, kad apsijungtume, spręstume bendras problemas. Pasižiūrėkite, mes priėjom jau prie šito punkto, ar ne, kad savivaldybė jau pradeda viešinti mūsų seniūnaičio ataskaitą. Seniūnaičius iš vis, jūs tiesiog nebuvote nei vienoje konferencijoje, nedalyvavote hackathone. Mes iniciatyvinę grupę perėjom per labai daug žingsnių,
kad seniūnaičius galų gale išgirstų. Ir šitas dabar virsmas asociacijos, tai yra tiesiog natūralus procesas, kad mes negalime daugiau tylėti ir kentėti, kad su mumis nesiskaito. Pamirškime, kas buvo anksčiau, dirbkime dėl savo gyventojų, tų, kurie mus išrinko. Gerai, kuriuose seniūnijose ir viskas tvarkoja, draugiški santykiai su seniūnais, įsėsai vyksta ir taip toliau, bet yra kitų situacijų. Jūs nežinote jų, nes mes nesidalinam savo patirtim, gerąją, blogąją, bet kokia. Tai vat tiesiog mūsų ir tikslas yra, kad mes turime išgirsti vieni kitus, kad mus girdėtų, kad mes būtume girdimi, gyventojai mus pažintų ir norėtų su mumis bendrauti ir Seimas, ir savivaldybė, ir vieni su kitais, nesikapstytume kažkur tai, o susitikę nusišypsotume ir sakytume, apsikabintume, kaip faina, kad aš tave susitikau, gal galime nuspręsti kažką gero. Tai aš tikrai noriu visiems pozityvumo, nes mes įkūrėme asociaciją pozityvumą, o ne negatyvumą. Tai jeigu būsime visi linksmi ir draugiški, tikrai rasim, kaip viską išspręsti. Tai ačiū. Bet iš tikrųjų, tai, ką sakote, čia ne tik, kad valdybos nariai turi pasiskirstyti, nes jų yra tik 8, o tai, ką Vita pasakė, temų yra ženkliai daugiau. Ir teisininkų mums iš tikrųjų reikės. Vienas iš jų Vitas va teisininkas. Transportas ir visa kita. Man atrodo, mes kai matysime, kas sudaro mūsų asociaciją, kokie nariai yra, tai tiesiog padarysim nedidelę anketėlę ir paklausim, kas kokioj daly yra stipriausias pagal savo žinias arba pagal norą tobulinti tas žinias. Ir iš tikrųjų, nes tie 8, galim mes dabar kiekvienos po 4 temas, bet tai yra neracionalu. Mums reikia kuo daugiau seniūnaičių, kad kuo pasiskirstytume. Ir tai, ką pradėjo Vaina sakyti, mes tikrai stengsimės tas problemas atstovauti. Tiek komitete, tiek komitetuose, tiek komisijose, tiek darbo grupėse. Mums, sakau, reikia labai daug žmonių. Mums reikia mūsų visų seniūnaičių, taip sakyčiau. Ir tie, kurie nepatenkinti, ir tie, kurie labai nori, tai visiems atrasim mozaikoje to įdėlėką. Asociacija kol kas tikrai nesiruošia spręsti šiukšlių ar medžio kirtimo klausimų. Mes sprendžiame seniūnaičių žinomumą ir seniūnaičio žodžio ir išplėstinės seniūnaičių sueigos ir svorio klausimą, o ne atskiras detalės. Taip, susitikti, tartis, dalintis žiniomis tarpusavėje seniūnaičių, nes vieni išmano vieną dalį, kiti kitą, yra taip, kad asociacija vis dėlto yra labiausiai yra tam, kad stiprinti seniūnaičių institutą. Nežiūrint į tai, kad aš esu to iniciatyviniai grupė, bet aš esu vienas iš tų, kur aš kritikuosiu gerąją prasme siekiant pagerinti kokybę šitos organizacijos. Bet tikrai turim patys savo atsakyti, kaip jūs pritrauksite ir tuos seniūnaičius įstoti į tą asociaciją. Nes aiškiai yra pasakyti, kad buvo sukurta iniciatyvinė grupė, spontaniškai kilo iniciatyvinė viens per kitą bendravimai, kelionėse, vadinkim, kažkur ir visą kitą. Ir nutarėm, kad reikia stiprinti seniūnaitijų institutą. Mes manome, kad tas savivaldos įstatymo 39 straipsnio 1 dalis, kur seniūnaitis turi teisę tiesiogiai dalyvauti svarstant ir rengiant savivaldybių institucijų projektus, tai nėra įgyvendinama pilnai, todėl vienas iš pagrindinių tikslų ir yra, kad asociacija stiprintų tą seniūnaičių institutą, mes įgautume tų galių ir galėtume spręsti tiek želdynų, tiek šiukšlių, tiek viešojo transporto, kas irgi dabar yra aktualų klausimus, nes ir kaip įvairūs seniūnaičiai dalyvavo įvairiuose renginiuose, tai neutralus Vilnius, tai ir dirbtuvės hackathons Mykolo Riomerio universitete, tai ir išvyka į Ukmergę, kur buvo pristatyta seniūnaičių problemos ir visa kita informacija. Mes esame siuntę pasiūlymus netgi Seimo socialinių reikalų darbo komitetui su problemomis, jie prašė įvardinti problemas,
Tai mes įvardinam problemas, pateikėm tam tikrus pasiūlymus, kad visa ta veikla užsikurtų. Tai buvo klausimas irgi dėl pinigų, tai susibūrimo tikslas yra kaip pradėti nuo mažai ir po to žiūrėti, ko mums daugiau reikia, kas prisijungia, kas ko gali padėti. Vienas gali paruošti straipsnį spaudai, kitas gali peržiūrėti įstatymus, atrasti tas dalis, iškelti diskusinius klausimus, kitas gali visą tą medžiagą apkramtyti, gerai nueiti, tarkim, į ateities komitetą ar dar kažkur atstovėti tą nuomonę, kuri yra bendra asociacijos ar iniciatyvinės grupės. Ir tokiu būdu turėti organą, kuris kaip ir bendruomeninės organizacijos turi tarybą, o to nacionaliniu mastu irgi gali atstovauti, seniūnaičiai tokio organo neturi. Vienintelė galimybė per išplėstinės sueigas deleguoti atstovus ir tie deleguoti atstovai gali dalyvauti komisijų ir visuose kituose daliniuose. Bet kaip asociacija mes galėtume spręsti tas viešas didelės problemas. Svarbu turėti narių ir rankų, nes jeigu mes esam, tai nežinau, 7 ar keliese, tai mūsų galimybės yra apribotos, jeigu mūsų yra daugiau, pasidalinam darbais, mes dar neturime sričių, bet visuomet, kaip laukiam iniciatyvų ir žingsnis po žingsnio auginam. Taip, matau, toliau užsiregistravusiu. Visų pirma, norėčiau padėkoti iniciatyviniai grupiai, kad pasijaučiau esanti ne viena su savo problema, kad nesu girdima ir su manim nesiskaitoma. Tai mano patirtis yra sunkia, kad, kaip pasakyti, turėjau daug noro ir daug jėgų, bet mane per metus laiko pakankamai nusodino. Tai labai džiaugiuosi čia būdama. Iš asociacijos narių pažįstu 2 žmonės, jie yra vieni protingiausių ir šviesiausių žmonių sutiktų mano gyvenime. Aš absoliučiai neabejoju šitos asociacijos sėkme, nes tai yra žmonės, kurie daro. Tai tiesiog noriu palinkėti sėkmės, prašymą užpildžiau, būsiu narys ir taip pat trumpai dėl pasiūlymo nario mokesčio, kad verta pasvarstyti. Tai tiek. Tas, man atrodo, labai yra aiškus, tiesiog stiprinti seniūnaičių teisinį statusą savivaldybėje, įstatymų leidybos sferoje, vidaus reikalų ministerijoje, kas ten dar yra visos reikalų, mane. Plius, tai turbūt yra skirta tam, kad mes koordinuotumėm savo veiksmus, kas yra labai svarbu. Ir nepaisant to, kad tam tikrų niuansų buvo turbūt, reiškia, jūsų nuomonė išreikšta teisinga. Jeigu vienoje seniūnijoje buvo 2 steigėjai, seniūnaičiai ir kiti tame rajone nežinojo apie asociacijos steigimą, tai turbūt taip yra teisingos tos pastabos, bet mes šitą momentą turim pravažiuoti ir tiesiog žiūrėti toliau ir mokytis, susirinkti, mokytis vieni iš kitų ir mes visi čia savanoriai. Tai mes nelaukiam to momento, reiškia, kad mums kažkas kažką nurodys, mes patys žinom, kas mums yra svarbu ir siūlykim, ką mes norim nuveikti ir pasiskirstyti tas sferas. Ir kitas dalykas išsakytas Editos, taip, šaltinių, Editos, atsiprašau, turbūt dėl rinkimų. Tai įsirinkti demokratiškai vėl tiesiog nėra įmanoma, kad elementariniai, aš nežinau kaip kiti, čia gal yra kažkokių aktyvesnių, aš daug ko nepažįstu, aš neįsivaizduoju, kas jūs čia esate, keli žinau iš veiklų, bet kaip veikla žinau, bet tikrai labai mažai. Tai tiesiog manau, kad dabar yra tvarko, kitas dalykas dėl šitą įstatų keitimo, tai įstatai yra bendri, tas yra geras sprendimas. Tikintis, kad bendradarbiaujant mes juos sukursim naujus. Įstatymai yra pasikeitę. Pasiūlymai visi bus priimti. Malonu dalyvauti jūsų susirinkime. Nelabai malonu, kad mes tie žmonės, nes aš vis tiek sakau jūs vis kartu su jumis, su seniūnaičiais, mes atstovaujam
vietos bendruomenę ir turėtum truputį daugiau sutarti dėl to savo atstovavimo, negu šiandien čia ginčiatės dėl tos, kaip pasakyti, tokios struktūros, bet viskas gyvenime, žinokit, susitvarko. Čia žengtas žingsnis yra geras. Ir ką norėčiau dabar pasakyti nuo Lavozo. Visų pirma, gerbiami seniūnaičiai, tikrai noriu visiems padėkoti, kad jūs prisėmėte tą pareigą ir patapot seniūnaičiais. Nes pagal savivaldos įstatymą, suprantat, būtent jūs esat vietos bendruomenės atstovai ir būtent jūs prisėmėte atsakomybę atstovauti bendruomeniai. Tai nors mes jungiam tokias bendruomeninės organizacijas, bet tikrai daug dėmesio skirdami būtent bendruomenės atstovavimo klausimais, dirbame su seniūnaičiais visoje Lietuvoje ir sveikinu šitą iniciatyvą, kad būrėtės, kad kalbatės, kad aktualizuojat savo institutą. Ir kokia ta forma? Šiandien dieną įsikūrėt asociaciją. Atsiprašau ir pirmininkų ir steigėjų, ar ne? Žinokit, asociacijai nebūtinai reikėjo 8 ar 11, užteko ir 3. Visą laiką bet kokia asociacija yra svarbu, kaip dirbi, o ne nuo ko jinai prasidėjo. Prasidėjo, registravote į registrų centrą ir noriu visus nuraminti, negaliu, kaip teisininkas nepasakyti, kad nustokit jūs tą asociaciją, pasiskirkit naują visuotinį susirinkimą, išsirinksit pirmininką, kokią norit valdybą, kokią norit ir taip toliau, iki 2 metų laukti nereikia. Tai ta prasme, kad tos demokratijos ar vienu žodžiu dalyvavimo, čia tikrai yra instrumentai, jie teisiškai yra suteikti, o svarbiausiai dėl ko. Seniūnaitis tikrai, vienu žodžiu, yra tos vietos bendruomenės atstovas. Taip, mes jau per 3 metus pakeitėm net mokslininkų nuomonę, rytoj netas pristato naują knygą, suprantant savo, kur aiškina, kad seniūnaitis ne seniūno įrankis, ar ne, ir pagalbininkas, bet sako, kad pirmas bendraujantis ir draugaujantis, išgirstantis veido atsisuka vienas į kitą nuo bendruomenės. Tai iš tikrųjų tai yra gerai ir tai yra esat jūs. Tai ir asociacijos ta nauda, žinoma, kad balsas girdėtųsi, kad jūs galėtumėt bendrauti, kad nebūtumėt po vieną, kad galėtumėt keisti tą patį savivaldos įstatymą, tikrai vėl yra balsas, kuris įteikia pasiūlymus. Ir šiandien kažkaip tai atvažiavus truputį tikėjausi, kad jūs kalbėsite apie seniūnaičių rinkimo problemą, kad jūs kalbėsite apie atstovavimo problemą, kad jūs kalbėsite apie savo funkcijų, vienu žodžiu, vykdymą ir problematiką, apie tai, suprantat, kokie bendruomeniai ir kokie žmonės stovi už jūsų. Nes seniūnaitis, kas čia man irgi nelabai toksai patiko, bet čia, kaip visą laiką mes sakome, aš irgi sakau, aš kalbu balsas, ar ne, nors žinau, mūsų daug yra. Suprantat atstovų, suprantat, kaip pasakyti, kad mes, kad už jūs ne vienas. Ir suprantat, ir kai sako, kad man visą laiką keista, kai sako, kad su manim seniūnas nekalba. Jeigu už manęs vietos bendruomenė su manim kalba visi. Jeigu žmonės vietos bendruomenė, jeigu žmonės, piliečiai, į mane dėmesį kreipia visi. Ir galbūt tuos uždavinius seniūnaičių, tą patį atstovavimą, jį reikia, kaip pasakyti, kitaip modeliuoti ir jame dalyvauti. O aš ir vis kalbėjau, kaip jūs kalbėjote, vis tokių visokių minčių buvo, bet iš esmės tai yra gerai, kad jūs jau čia. Iš esmės gerai, kad jums rūpi tas vietos bendruomenė ir vis dėlto pradėkite galbūt nuo toks palinkėjimas, kad tas tarpusavio kalbėjimas iš tikrųjų nesvarbu, žinokit, kokie tie įstatai. Iš tikrųjų nesvarbu net kas toj valdyboje, žinokit, vis tiek yra arba dirbantis, arba nedirbantis. Yra arba darantis, arba nedarantis. Suprantat, iš tikrųjų asociacija, pats asociacijos faktas jums neduos jokių kelių netidarys, jokių iniciatyvų neparuoš, suprantat, kaip pasakyti, čia yra tas asociacijos įkūrimas, yra toksai pasiryžimas veikti kartu ir būtent parodymas, kad jums tai rūpi ir ieško naujų instrumentų ir dalyvavimo. Tai linkėdama tikrai sėkmės šitam keliui, nes jūs Vilniaus asociacija tokia pirmoji Lietuvoje dabar, nuo visų tų numirusių, atsiprašau už tą įsireiškimą, čia, žinot, kas ne dinozaurai, dar kažkas. Bet tai yra normalus gyvenimo ciklas, žinot, žmonės gimsta, žmonės miršta, organizacijos irgi
asociacijos tuo labiau suprantu. Bet pradedant šitą ciklą, jūs tikrai rodo pavyzdį ir tikrai labai džiaugiuosi iš čia būdama. Ir sakau, man svarbiausia matyti iš tikrųjų, net ir tų 3 metų įdirbis, kur buvo kalba ir su vidaus reikalų ministerija, ir su bendruomenininkais. Tai, ta prasme, aš matau tiesiog, kad įdirbį, jeigu seniūnaičiai kelia galvas ir jie kūrėsi savo atstovaujimo asociaciją, puiku. Bet kokio atveju neįsižadam pačios bendruomenės, nes jūs dėl to ir susirinkot vietos bendruomenės. O kalbant apie vietos bendruomenės organizacijas, vėl reikėtų mokytis bendradarbiauti ir draugauti. Nes bendruomenė organizacija turėtų būti seniūnaičio ir pagalba ir viskas. Taip, kad aš tikiuosi, kad jeigu turit klausimų, kreipkitės, visada padėsim ir ar patarimu, ar ranka peties. Ir linkiu labai didelės sėkmės. Ir susiklausim. Nes jūs visi vienoj valty žmonės. Taip, kaip jūs tikrai sėkmės. Bet tam, kad koordinuoti veiklą, reikia vienytis. Viską darom iteratyviai, judam į priekį ir tokiu būdu atstovaujam gyventojus ir siekiam sustiprinti mažąją savivaldą, kad tarkim, net ir dabar seniūnijų biudžetą skirstydami turim kultūrą ir 7 programą, tai klausimas, kiek mes tą kultūros programą galim paskirstyti, klausimas, kaip mes tarpusavį tarp seniūnaitijų galim 7 programą išskirstyti, o kur jau savivaldybės kompetencija arba savivaldybės biudžetai. Tai yra labai daug ir plačių klausimų, kurie reikalauja tiek protingų galvų, tiek ir darbo. Susitelkim, judėkim į priekį ir tokiu būdu kurkim pasitikėjimą ir pritraukim vis daugiau narių į asociaciją. Tai ar dar būtų norinčių pasisakyti? Neringa Laurinavičiūtė, Vilniaus miesto tarybos narė, bet kartu esu ir bendruomeninio organizacijų tarybos narė. Tai ėjau čia į šitą posėdį, į šitą susirinkimą, tai galvoju, kad čia bus tik sprendžiamas šitas klausimas šitos asociacijos, bet labai noriu pasveikinti, kad ji buvo įkurta, kaip kažkur, kalbėjo, kažkur uždarinėjamos ar jos nyksta. Šitos asociacijos mūsų Vilniui, ji seniūnaičiai, kaip pasakyti, stiprėja ir jie būrėsi, savo balsą rodo. Ir labai patiko, kad kolegijos ką tik pasakytos mintys, kad tai yra labai stipri deklaracija, kad jūs veiksit ir darysit. Tai labai sveikinu. Tie, kas daro, kažkada padaro. Dėkui. Tai manau, šią gražią natą galim pabaigti oficialią dalį, o taip tai siūlau dar pasilikti diskusijoms ir klausimams ir taip toliau. Tai dėkui visiems susirinkusiems ir žiūrėjusiems.